Posėdžio išeitų Seimo narė, administraciniai darbuotojai, pradedame nagrinėti 10 šaukimo dalyvavimo tarybos posėdį iš anksto pranešė Mantas Kuris, kadangi išeikės ir Marcijonas Urmanas Sergas. Trūksta dar vaikščių ir vėluotis. Galioja 20 Taip, prieš pradedant nagrinėti 10 šaukimo, 10 posėdžio šaukimo klausimus, noriu priminti, kad galimybę pasisavinti tos klausimus svarstant, kurie galėtų sukelti konfliktą. Tai informacija realizuodant vietas, tai palėsant klausimų salę, kaip dalyko redakcija. Tai pradedame 10 šaukimų, jau transaktyvus tarybos 10. Jums buvo pateikta darbotvarkė 20 klausimų, kokių būtų pasiūlymų darbotvarkės. Turite darbotvarkė. Tokia gerai. Tai jūs nematot. Pirmas klausimas dėl Joniškio savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Joniškio savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius Evaldas Žukas. Teikiu sprendimo projektą dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Tai trumpai apie 25 metus. Tai buvo atnaujinta tarnybos veikla. Savivaldybės kontrolierius darbą pradėjo gegužės mėnesį, vyriausiai specialistė rugsėjo mėnesį. Per likusią metų dalį atlikti 2 auditai, parengtos viršvados tarybai ir išnagrinėtas gyventojos skundas. Tarnybos veiklai 25 metais buvo skirta 62 900 eurų, panaudota 46 000 eurų, arba kitaip tariant, 3% asignavimų. Tai tiek trumpai. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui, kas komitetai pranešėjai, kas nori pasakyti. Tai teikiu balsavimą. Kas už? Už 23. Tai kiek suprantu visi. Pritarta už 23. Antras klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų 21 dienos sprendimo numeris 166 dėl vidutinių vietų ir tokio kūro, kurio faktinės sąnaudos vieną mėnesį nenustatomos, kainų taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti ir patvirtinimo pakeitimo. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu nustatomos kieto ir kitokio kuro kainos, kurios bus taikomos apskaičiuojant būsto šildymo kompensacijas nuo šio šildymo sezono. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui, dėl pritarkusius pranešėjai. Čia ko gero, ne, aš turėčiau klausimų, čia buvo švietimo komiteto bendrų sutarimų viso komiteto siūlymas. Aš nebežinau, kaip vykdomas buvo ne. Tas, kas pristatinėjo klausimą, žinojo, ko komitetas siūlo. Ir prašom, nesiūlo, bet prašom. Apklausa buvo atlikta Liepos 29 dieną, susitarus su vadovais, skundus ir esat antros apklausos po savaitės.
Nes per komitetą negalima sakyti, kad dar apklausa buvo padaryta. Bet buvo padaryta prieš gerą savaitę, tai tokios apklausos. Apklausos pažyma buvo įdėta ryšiuose, apklausa yra padaryta Liepos 29 dieną ir apklausta tikrai, jeigu matėt pažymą, daug kuro, įvairaus kuro rūšių tiekėjų ir kompensacijų skaičiuoti yra įmama 3 tiekėjų kainos, vidurkis, tai prasme 3 tiekėjų kainos, kadangi jos yra skirtingos, skaičiuojamas vidurkis. Ir tas vidurkis, ta kaina yra dedama į didžiulę formulę, kuri taikoma apskaičiuoti būsto šildymo kompensacijai. Tai nėra kaina, už kurią galima nusipirkti kurą. Tai yra tiesiog vienas iš dydžių, kuris eina į formulę, o kuro kainos jos keičiasi ir gali keistis kas mėnesį turbūt. Yra pagal parduotą aprašą reikalaujama vieną kartą metuose peržiūrėti kainas prieš šildymo sezono pradžią ir patvirtinti vidutinės kainas. Ačiū. Noriu paklausti Nijolę Valuckienę. Iš tikrųjų, toksai procesinis klausimas, ne apie esmę. Tai aš suprantu, komitetas švietimo nutarė, kad reikėtų naujų komentinių pažiūrėjimų. Administracija, kas ten jūs apsitarėt ir pasakėt neverta. Tai jūs kaip komitetą, jūs turite teisę nevykdyti komiteto sprendimo, ko verta taryba, komitetas ir kaip vyksta procesai. Komitetui pristatinėjo ne skyriaus vedėja ir negalėjo atsakyti į klausimą, kada buvo daroma apklausa. Bet po komiteto, kai išsiaiškinom, kad apklausa ką tik buvo daryta, matom, nereikalingi tokie dalykai. Prašau. Ar komitetas sprendimas, dabar apie techninius dalykus. Jeigu sprendimą būtų komitetas priėmęs, kad jeigu apklausa padaryta neseniai nereikia, aš suprantu, bet ar komiteto sprendimas buvo su išlyga, atsižvelgiant į tai, kada apklausa, koks komiteto sprendimas buvo? Pasakykite. Kalbame vedėjai ir darbuotojas, kai nėra atskira. Ne to komiteto narys turbūt galėtų užsiimti. Tai čia jūsų komitetas buvo? Ne, mūsų švietimo, aš klausiu apie procesą, kaip etikos komisijos pirmininkė. Užregistruota, kad balsuota, kad komitetas priimtų balsavime, kad būtų perskaičiuota, to nebuvo. Tik tai tokia užklausa buvo. Remantėmis. Mes iš tikrųjų įėmėm kaip eilinį klausimą bendrų sutarimų. Tai daugybė klausimų komitetuose priima bendrų sutarimų. Šitą siūlymą išnešė Lietuvos dabartinį Bačiūnas komiteto pirmininkas ir visi vienbalsiai palaikė. Dėl ko palaikė? Nes iš tikrųjų kainos jau tada, medienos briketai, jūs rodot 0,36, tai prieš savaitę buvo komitetas, ar ne? Jau aišku buvo, kad ne šitos kainos, o dabar yra 0,420, ar ne? Tie patys granulės, 0,50. Kai jau dabar yra 6. Suprantat, kai tada buvo bendrų sutarimų pritarėm iš esmės sprendimo projektui, kad reikia, bet kainas būtent reikia patobulinti. Taigi čia yra tiem gyventojams, kuriems eina parama. Iš ko mes dabar valgime? Iš tų žmonių, kur paramai reikia. Ir kažkas gali nuspręsti, kad ne, mes apsitarėm ir nedarysim. Žinokit, lygiai vietoj čia dabar konfliktą darom. Kažkiek tai reikia. Aš nesuprantu, kam tas komitetas tada reikalingas, kam ta nuomonė reikalinga. Pasakykit man. Esminiai dalykai, tuo labiau, netgi ne klausimas, o diskusija, tų pinigų lieka socialiniam metų pabaigoje. Tai, būkit vieni, bet teisingai, tie patys žmonės renka iš tų pačių žmonių matymų. Pinigų neliks, nes kainos ženkliai išaugusios yra. Kas dar turite klausimų? Buvo protokolis pasiūlytas. Tai teikiu balsavimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Už 17. Už 17 prieš 4 susilaiko. Taip.
Už 17, prieš 4, 2 susilaikė. Sprendimas priimtas. Aš po balsavimo galėčiau paklausti. Čia replika kokia? Gal ir replika. Prašau. Tai aš tai įsivaizduočiau taip, mes dabar priėmėm sprendimą, bet aš galvoju, kad jeigu kažkokie įvyktų pasikeitimai vėliau, tai niekas ko gero nedraudžia ir vėliau priims sprendimus. Ar čia kažkas būtų, reiškia, kažkur tai pildusi, kad negali? Jo, kurio kokį tam po mėnesį. Jeigu pamatysim, kad tikrai labai didėja kainos, tai ir galėsim. Aš tai taip įsivaizduoju. Taip. Tai trečias klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2026 metų vasario 19 dienos sprendimo numeris T19 dėl mokinių skaičiaus klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute iki mokyklinio ugdymo grupių, prieš mokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2026-2027 mokslo metais patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė. Prašau. Dalė. Reikia, bet gal nusišalinti norėčiau, kadangi mokykloje dirbu. Pritarė tarybos nariai? Taip, pritarė. Aš irgi Tenai. nusišalinti, nes konkretus skaičius tiesiog įmonė. Pritarė tarybos nariai? Ar pritarė tarybos nariai, kad Vaičiulis nusišalintų? Tai pristatykit. Labadiena. Sprendimo projekto tikslas yra remiantis priėmimo rezultatais patikslinti šiuo metu galiojantį teisės aktą ir nustatyti patikslintus skaičius ateinantiems mokslo metams klasėse ir mokyklose. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Pranešėjai? Rimantė Misiūnienė. Aš tikrai noriu paklausti pranešėjus, kadangi visi matėm tas lenteles, įdomus tos lentelės, tai yra darėm, jungiam Joniškio rajono pagrindinę mokyklą, darėm ar ne, restruktūrizaciją, kaip tai pavadinsi, optimizaciją. Ir kaip dabar pasiteisina, žiūrint į tos skaičius, jum atrodo, jūsų nuomonė. Tai viena iš komiteto metu aš ir minėjau, kad jeigu šitie 3 filialai nebūtų sujungti į vieną įstaigą, ko gero šiandien turėtumėm kalbėti apie jų panaikinimą, todėl kad vienas be kito jie negalėtų išgyventi ir iš tiesų finansinė situacija būtų labai sudėtinga. Ačiū. Kas dar turite klausimų? Rimantė Misiūnienė. Bendras vardiklis to išgyvenimo, kas čia yra šitų 3 mokyklų? Bendras mokinių skaičius. Kas dar turite klausimų? Kas nori pasisakyti? Rimantė Misiūnienė. Aš iš tikrųjų, čia turėtų švietimo komiteto, gal įsivaizduoju, tai kalbėti pirmininkas, kadangi švietimo komiteto vis tik tai pagrindinis, funkcija pagrindinė turbūt mokyklų ir visą kitą. Žiūrint tuos skaičius, jie labai rimti yra. Ir optimizavom, darėm. Aš įsivaizdavau, kad, sakykime, skaičiai 1 pirmokų 0, 2, 3. Kai jungia, ir sakėm, galbūt pradinukus sujungsim ir bus viena klasė, bet dabar kiekviena mokykla, tiek Gataučiai, Gaišiūnai, tiek Liukai eina savo kryptim. Situacija yra tikrai labai mano galva tragiška. Ir nenorint užgožti jūsų laiką ir gabalais, noriu tik vieną viską sakyti.
kadangi darė optimizaciją, tai bendras vardiklis iš tikrųjų galvoju, kad čia yra direktorius, kadangi pinigų, ar sutaupėt, ar nesutaupėt, nežinau šitą nuomonę, bet kad požiūris yra tas, kad tų mokinių iš tų aplinkinių kaimų gyvenviečių važiuoja į miestą, o nebeina į tą mokyklą, tai reiškia, kad tos mokyklos administracija, mano nuomonė čia dirba ne kažką, ir jeigu kažkas nežino, tai noriu vieną niuansą pasakyti, kadangi susidūrus esu, kai Vietaučiuose per gatvę gyvena daugiavaikė šeima, bet moka veža į miestą. Ir nenoriu leistis į pliurpalus, kodėl, aišku, bet jūs pasakysit, kad tėveliai apsisprendžia ir jie nori vežti į miestą, bet toli gražu priežastys netokios yra. Tai labai liūdna žiūrint tuos skaičius, tą dalyką, kaip pasakysiu, nebeturiu ko čia prarasti, toks jausmas, kad mokyklos direktorius, pastatytas pagrindinės mokyklos, kad šitos 3 mokyklos katastrofiškai eitų žemyn. Ir šita mokykla, po kokių, aš galvoju, kokių 5 metų, man atrodo, bus prie uždarimo. Sunku įtikėti, kaip dirba šitos mokyklos direktorius. Čia yra mano nuomonė. Kas dar nori pasisakyti? Tai teikiu balsavimui. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Susilaikė vienas. Už 19 už susilaikė 1. Sprendimas priimtas. 3 nusišalino. Penktas klausimas. Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusių galios pranešėja. Oi, atsiprašau, 4 klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 dienos sprendimo numeris T165 dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo pranešėja Marta Stonienė. Tai sprendimo projekto tikslas atnaujinti šiuo metu galiojantį teisės aktą, atsižvelgiant į praktinę tarybos veiklą, ir komiteto metu buvo teiktas pasiūlymas, pastaba, į kurį mes atsižvelgiam, pakoregavom, jums buvo siūsta susipažinimui, tai teikiame pakeitimus. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nebelekaip, nekam reiktų sakyti, kad belekaip. Mes atsižvelgėme į komiteto siūlymą, pakeitėm ir supažindinome jūs prieš posėdį. Jos pakeitimas jau dabar įtrauktas. Taip. Padarykim tarpinį. Gerai. Kas už komiteto siūlymą? Taip. Gerai, darom tarpinį. Tvarkoj. Padarysim tarpinį balsavimą. Taip. Tai teikiu tarpinę balsavimą už komiteto pasiūlymą ir administracijai tai buvo atsižvelgusi, kur yra... Dėl balsavimo eigos. Dėl balsavimo eigos yra išdėstyti ekrane. Kam ginčiatės? Aišku, reikia. Kas už? Norėjau kelti ranką. Taip. Tai pritarta ir už visą sprendimo projektą. Kas už? Pakeitimu.
Už 23. Sprendimas priimtas. Penktas klausimas. Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusių galios pranešėja ekonominės plėtros investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė. Labadiena. Šiuo sprendimo projektu prašome pripažinti netekusių galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 25 metų vasario 13 dienos sprendimą T12 dėl pritarimo įgyvendinti projektą Bendradarbystės erdvės įkūrimas Joniškio rajono savivaldybėje su visais pakeitimais ir papildymais ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 24 metų gruodžio 19 dienos sprendimą T227 dėl pritarimo įgyvendinti projektą Joniškio rajono savivaldybės Žagarės Dolomito atodangos pritaikymas lankymui. 3 komitetai pritarė sprendimo projektui, sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas nepritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Pranešėjai? Nijolė Valskienė. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose teko matyti po siūlomom peticijom Žagarės Dolomito atodangos vizualizacija. Ji buvo oficialiai padaryta, kiek tai kainavo? Money yes. Ar ten šiaip piešinukai kilo kažką? Koncepcija buvo paruošta Žagarės regioninio parko direkcijos ir perduota mum projekto paraiškos rengimui. Kas buvo rodoma nesusipažinus, nežinau, todėl ir komentuoti negaliu. Ačiū. Kas dar turite klausimų? Nijolė Valskienė. Iš tikrųjų, komitete, kadangi jums pristatinės, buvo sakoma, kad šitų projektų atsisakoma, nes nebuvo gauti pasiūlymai dėl projektų rengimų, dėl to, kad per viešuosius pirkimus negauti pasiūlymai. Galvoju, kad buvo sakoma, kad trūksta lėšų ir tada patvirtinti, kokių lėšų trūksta, nes projektinės skirtos. Ar tai nori pasakyti, kad atsisakoma dėl to, kad trūksta savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimų? Šiaip tai iš tiesų buvo dabar tiksliai nepamentu, 2 ar 3 skelbti viešieji pirkimai dėl projektavimo ir inžinierinių paslaugų, 3 man atrodo. Kadangi paraiškoje nuo paskaičiuotos sąmatos vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu buvo numatyta ir neleista daugiau įsirašyti projektavimui skirtų lėšų, tai tik tai 53 000. Paskutinis konkursas, kuriam jau buvom parengę dokumentus ir turėjome skelbti projektavimo kainą, buvo 170 000. Kadangi ES šio periodo įgyvendinimo laikotarpiu neženkliai net šuoliais pakilo projektavimo paslaugų kainos. Tai viena iš priežasčių, taip kaip rašiau aiškinamajam rašte, tiesiog įvertinom visus šiuo metu įgyvendinimus ES lėšomis projektų biudžetus. Tų projektų, kurių techniniai projektai šiai dienai yra rengiami, prognozuojami ar jau parengti ir matome, kad savivaldybės prisidėjimas, kaip ir aiškinamajam rašte, buvo parašiusi prie kelių didžiųjų projektų, bus ženkliai didesnis nei numatytas, tai tuo pačiu tą skirtumą bus dengiamas tik iš savivaldybės biudžeto lėšų. Ir tai finansinė našta savivaldybės biudžetui funkcijų vykdymui. Ačiū. Kas dar turite klausimų? Gerbiamas Vaičiulis. Ponai, ar negalvojat, kad šito projekto ateitis laukia tokia pat kaip ir Vyšnių sodo ateitis? Nužiūrėkit, pasižiūrėkit ir įvertinkit. Ar apsimoka leisti pinigus, švaistyti, aišku, čia tie pinigai yra ne mūsų. Man teisingus. Ar apsimoka biudžetą? Tai tada neleisim nesąmonį. Nuvažiuokit į Vyšnių sodą, pažiūrėkit, kas ten lemta. Ir palyginkit, žinokit, lauk tokį pat ateitis. Kas dar turi klausimų? Kas nori pasisakyti? Nijolė Valskienė. Noriu pasakyti, kad kaip ir galėčiau pripažinti šitų projektų atsisakymas, kaip ir mano pasisakymų pripažinimas, kad nebuvo teisingi, iš tikrųjų nuo pat pradžių nelabai mačiau esmės tokio projekto, kur buvo aišku, nebuvo jokių vizualizacijų, buvo tik tai, kad ten bus patvarkyta kaip pavyzdys Dolomito atodanga ir dar bus supynės, kur neaišku, kas susidarys amžino pojūsio vietos atėję, kažkas netyčia pro šalį eidamas.
Tai ir apie kitą projektą turėjau tam tikrą nuomonę ir niekad jų nepalaikiau, todėl nesu buvus ir dabar pritarti šitam sprendimo projektui, bet ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, du dalykus. Vienas dalykas, kad vis tik, kaip ir sakė kolegė Rimantė, prie strateginio plano tvirtinimo nėra kažkokios konkrečios strategijos, kur mes einam ir ką mes darom, mes blaškomės, gal tą imsim, gal aną imsim, gal neimsim. Kaip ir aišku, buvo anksčiau ir nekartai kolegė yra minėjusi, kad vis tik viskas brangsta ir nėra paprasta ir turim žiūrėti su perspektyva, kad galbūt projektų įgyvendinimas bus daug brangesnis, ką sako ir, man atrodo, Joniškio stadiono įrengimas ir daugelis kitų projektų. Ir taip pat noriu atkreipti tarybos narių ir visų besidominčių dėmesį, o dabar rinkimai ateina. Meras su ataskaita sakė, kad didžiausias praėjusių metų darbas sutarties dėl baseino statybos Joniškyje pasirašymas. Mums nuolat buvo sakoma, kad čia ne problema rajono biudžetui tie keli milijonai, kai reikės mokėti šitą baseiną, bet matom, kad problema pasidaro net mažesni projektai, vadinasi, planavime ir galvojime, kokią liniją nubrėžiam, ir tai liečia valdančiąją daugumą, koaliciją, yra problema. Tokia mano nuomonė. Iš to, ką aš matau eigoje. Kas dar nori pasakyti? Romas Karūžna. Man teko specialiai nuvažiuoti ir pasižiūrėti, žodžiu, į tą vietą, atvirai pasakius, taip jau sunkokai pavyko surasti, nes anksčiau neteko būti ir matytos Dolomito atodangos vietos. Aš, ko gero, ir anksčiau suabejojau, žodžiu, šito objekto tikslingumu ir dabar noriu tik patvirtinti, kad iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tų lėšų įsisavinimą kituose tikrai svarbesniuose objektuose, nei skirti lėšas šito objekto veiklai, nors čia dabar irgi gavom čia tokį pasirašytą raštą, žodžiu, žagariečių, aš kiek suprantu, bet manau, kad tai lėšos yra didelės. Aš ne šiaip teiravaus praeitą kartą komitete, kad tai 900 kažkur tai liktai keli tūkstančiai aplamai to projekto vertė, tai tikrai galvoju, kad lėšas reikia pagalvoti tikslingiau, nei šito objekto kūrimui. Ačiū, kas dar nori pasakyti? Aš noriu pasakyti. Gerimas Bliučiūnas. Daug yra pavykę įvairių projektų įgyvendinti ir daugelis jų yra labai sėkmingai šiandien lankomi, pristatom kaip vizitinės korteles, kaip pavyzdžiui, Mūšos Tirlio takas. Irgi darėme su vienu šaltiniu, su kitu, virš 50 000 lankytojų kiekvienais metais atvyksta. Ir labai teko senais laikais įrodinėti, kad į tokią vietą važiavom ir į Vilnių, šnekėjom. Vienas pavyzdys. Antras pavyzdys - Žagarės pėsčiųjų tiltas. Man tada labai patiko, kaip gražiai bendradarbiavo saugomos teritorijos su Joniškio savivaldybė, projektavimas ir rengimas. Kiek nebuvo po to diskusijų, kad labai brangus, iš tikrųjų jisai pabrango, nes pakilo kainos. Šiai dienai tiltas stovi, visi jo patenkinti, kažkas net nusifotografavo prie to tilto, atsimenu, per vienus rinkimus. Tai šitas projektas, sakykime, Žagarės Dolomito atodanga irgi yra, manau, prasmingas ir aš tikiu, kad jis bus įgyvendintas, nes tai yra iš tikrųjų unikali vieta, toj vietoj mūsų seneliai protėviai rankiniu būdu kasė dolomitą ir tuo pačiu mes galbūt ir jų tą sunkų darbą prisimintumėm. Todėl kviečiu kolegas būtent dėl šito projekto atsisakymo susilaikyti, nes tikrai po to labai būna sudėtinga. Sudėtinga būna atidėjus sugrąžinti. Tas brangimas yra totalus visur ir neturėkime iliuzijų, kad kažkas atpigs. Tai savivaldybės, kurios daro, tikrai manau, kad darys ir toliau.
galų gale gal ir skolinimosi limitai dar neišnaudoti, tai kviečiu kolegas neatmesti šitos geros idėjos ir nepritarti, o kolegai Edmundui apie Vyšnių sodą pridursiu, kad toj vietoj buvo didžiulis sąvartynas, kurį turbūt ne kosmonautai įrengė. Aš džiaugiuosi tą erdvę, sutvarkyta. Vėtros, šalnos iš tikrųjų nuskriaudė sodą ir šiemet atnaujinsim dar rudenį. Mes su bendruomenė esame suspyrę žmonės ir tas Vyšnių sodas tikrai žydės ir klestės ir visi pasidžiaugsim. Tai tiek. Edmundas Vičiulis. Mindaugas su visą pagarbą tikrai daug kartų padarė labai gerų darbų, gražių viskų, bet būtent, kad žmonės klysta dėl kažko ir užsispyrė. Pavyzdžiui, tos pinigus mes galim pastatyti Joniškį Veda areną žiemai. Būtų visiems žiūrėti. Būtų puikiai investicija. Tada kiek važiuotų, visi važiuotų pačiūžinėti. Ne tikrai geras, tikrai Mindaugai, tu daug padarė. Tikrai, tu esi. Dabar Tu esi legenda, bet dabar tu. Edmundai, dabar nespėsim jau. Ką? Tai žiemai dabar būtų kaip tik tai geras pradėti jau visi tą projektą, pačiūžinėtų visi. O dabar sukišim tai. Gerai, ačiū. Gerbiamas Pagatėlius. Dabar taip, pradėsim nuo tilto. Irgi buvo tokių skeptikų labai daug, kurie labai nenorėjo to tilto. Aš pats rinkau parašus, kad būtų tas tiltas. Ir kada pastatė, ten, neminėsiu aš pavardžių, kuris į per spaudą visur ten išpeikė. Paskui, kada atvažiavo svečiai iš Vilniaus, tai pats pirmas nuėjo su visais svečiais ant tilto nusifotografuoti. Vieną. Antra, aš minėjau, nesakysiu, nu kam pasakyti, tu buvai ten. Aš nepačiau, jeigu nori išgirsti. Ne, gerai, štylėm. Nepradėk, aš tavęs nepatraukinėjau, tu manęs nepatraukinėjai. Ir buvo taip, aš praeitą kartą minėjau, ir tavo Edmundai minėjau, aš budėdavau anksčiau, dabar atsirado kiti žmonės, man labai retai, kada prašo rūmuose. Ir pasikartosiu, iš rūmų išeidami žmonės visą laiką paklausdavo, kur yra atodanga. O čia dabar mums spręs, mes patys nuspręsim, ar reikalinga, nereikalinga balsavimą. Ačiū. Taip, daugiau pasisakančių nėra. Tai noriu visiems padėkoti už nuomonės. Tas objektas vis tiek nebus pamirštas, jis bus planuose, tik tai noriu tarybos nariam priminti, kad Žagarės sinagogai truks apie 1 milijoną, kur turėsim dasidėti, Ozui taip pat apie 1 milijoną, kur turėsim dasidėti, truks, kas jau bus planuota, bet dar truks pinigų. Socialiniam būstui apie 2 milijonus. Ir vandentvarkos projektam dasidėti apie 3 milijonus. Tai kažkur tai paskaičiam. Žagarėje apie 500 milijono vandentvarkai dasidėti. Tai tikrai yra didelį skolintis, aišku, galim skolintis, bet žinokim, kad pinigus reikia atiduoti, dar su procentais. Tai teikiu balsavimui. Kas už sprendimo projektą? Kas prieš? Kas susilaiko? 6. 15 už susilaikė 6 prieš 2. Replika. Pabalsuokime. 15 už, 2 prieš, 6 susilaikė. Sprendimas priimtas. Prašau repliką. Aš irgi apie procedūrą noriu pasakyti. Ką pasakė pranešėja, kad Dolomito atodangos projektą reikia Žagarės regioninio parko vizualizaciją. Aš turiu omeny, ką kalbėjau, ne? Ir šiandien Mindaugas atsistoja, ramiai aiškina apie šitą projektą. Kaip šitoje vietoje vieši privatus? Man pasakykit, ne?
Ar kam nors būtų šitokie dalykai daryti taryboje? Aš jau rytdienos dieną būčiau steikę atiduoti. Čia mano nuomonė. Ačiū Jūsų nuomonė. Sekantis klausimas. Pasisaro replika po balsavimo. Kas replika? Iš tikrųjų, taip, kaip etikos norėjau kitą dar pasakysiu, kaip etikos komisijos pirmininkė, manau, kad nedėra šitai pacituoti ir aiškiai, kad duokit man pinigų mokytojai, kurie nusišalina dėl klasių komplektų, tikrai mažesnė įtaka turi negu regioninio parko direktorius, sakydamas, kad prisidėkit. Aišku, norėčiau pasakyti savo nuomonę, aš tikrai nematau kažkokio blogio šitam projektui, kiekvienas dalykas yra geras. Bet šitoj vietoj, kadangi buvo pasirengę šitą peticiją dėl šito projekto ir siuntinėjo, turbūt domėsis tarybos posėdžių, domėsis kaip einant, tai noriu pasakyti, kad tikėtina, kad jie neturėjo visos informacijos, nes tai, kas buvo parašyta Sidabrėje apie peticiją, buvo parašyta, kad rajono taryba turbūt atsisakys tų 900 000, kurie ateina kaip parama, bet niekur nesimatė informacijos, kiek reikia prisidėti, kaip reikia prisidėti ir ką mums sakė komitete, kad tie pinigai 900 000, kurie nenueis į Dolomito atodangą, tikėtina nueis į Ozo taką, kad jie vis tiek liks Žagarė, bent jau mums tai buvo aiškinama, jeigu teisybė. Tai norėčiau pasakyti, kad visi tie, kurie teikia informaciją peticijų rengėjams, turėtų suteikti visą informaciją, o ne dalį informacijos, kuri būtų lyg nepameluota, bet kai tu kažko nepasakai, tai nėra ir viskas pasakyta. Ačiū. Aš irgi noriu repliką. Aš čia daug minimas esu, tai Vilija jau išėjo. Prieš tą strategiją svarstant, skambinęs valdybė sako, gal turit kažkokių vizualizacijų, tame tarpe ir Ozas yra, tos koncepcijos yra parašos iš Interreg lėšų, mes jų nesisavinam, tai yra ar bendruomenė gyvendintų, tai yra koncepcija, ne techninis projektas ir vizualizacija, taip kad nematau čia jokio blogo, kad visuomenė gali bet kuris įgyvendinti šitą vizualizaciją ar koncepciją, galima ją keisti, jin yra prieinama ir tikrai tai yra tik tai pradžia, sakykime, vizijos, o viską padaro techninio projekto rengėjai ir architektai. Toks tas kriminalas. Ačiū. Šeštas klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2006-2028 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimundas Tiškevičius. Labadiena. Prašome patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2026-2028 metų programą. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasisakyti? Nijolė Valskienė. Iš tikrųjų, kadangi klausimų turėjau komiteto metu ir gavau paaiškinimus ir patvirtinimus, kad iš tikrųjų šitam monitoringė, kuris turės esmę, kaip bus tyriamas rajono oras, vanduo ir kas ten ta žemė, bet kalba buvo apie orą tuo kartu, nėra įtrauktos kaip teršiančios įmonės šito objekto, kuris Joniškį nuolat, kai gamina, kaip sako, kupraugalių pašarą, eina dūmai. Tai vadinasi, apie šitą nekalbama, šitas netiriama. Ir pradėjus gilintis daugiau, pažiūrėta, kad pavyzdžiui, vadovaujantį šituo monitoringu, atrodo, kad Joniškio katilinės, kurios vis tik stengiasi prisitaikyti ir teršti kuo mažiau, mūsų rajono orą teršia labiau negu fermos, kurių nėra įrašyta taip pat į šitą monitoringą. Kai kuris paukštynas yra, kai kurio paukštyno nėra, tai iš vienos pusės galbūt tai darė specialistai, atrodo, kas čia tokio, kažkoks eilinis dokumentas, bet paskui ateina laikas ir mes gaunam ataskaitą apie rajono sveikatą. Ir ten parašyta, ir tokios lygos yra anokios, ir tokios problemos yra anokios. Aš matau tiesioginę sąsają tarp šito monitoringo ir rajono gyventojų sveikatos. Ir komitete klausiant, kodėl nėra kai kurių objektų įrašyta, kur tikrai visas miestas skundžiasi dėl oro taršos, prie oro taršos, buvo pasakyta, kad tai galima įsiviesti atskirą brigadą,
kažkokiu metu ištirti, kažkada dar padaryti kažką tai, bet tai yra momentiniai dalykai, tarsi yra praktiškai, periodiškai nuolatinė, negaliu sakyti, ne kasdien kaminas rūksta ir tai neatlieka, tada neturėtų būti visa monitoringo esmė tampa kažkokia, jis tampa tiesiog dėl pliuso padarytas ir be esmės. Galbūt jis šiandien yra toks ir nėra kitokio, jis darė jį tarnybos, bet jeigu jis atiduodamas tarybai balsuoti, tai kodėl aš kaip tarybos narė turėčiau balsuoti už tokį monitoringą, kuris nesprendžia rajono, kaip pavyzdys, aš matau, gal kitur ne taip, rajono oro taršos problemų ir gyventojai nuolat skundžiasi dėl kvapų ir tai nėra sveikatai gerai, todėl negaliu palaikyti šitą sprendimo projektą. Manau, kad jis turėtų būti kitoks. Kas dar nori pasisakyti? Tai teikiu balsavimui, kas už sprendimo projektą. Kas prieš? Kas susilaikė? 3. 16 už. Susilaikė 4, 3 prieš. Sprendimas priimtas. 7 klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašų patvirtinimo. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Buvo pateikti komitetam svarstyti tarybos sprendimo projektas dėl aprašų patvirtinimo. Gavome vyriausybės atstovo pastabas. Į tas pastabas atsižvelgėme, aprašai yra patikslinti ir jie buvo pateikti jums susipažinti. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasisakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 8 klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Daunoravos kaimo bendruomeniai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui ir perduoti nuo 2026 metų rugsėjo 22 dienos Daunoravos kaimo bendruomeniai patalpas, kurios yra Senoji gatvė 6 Daunoriškės kaime. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 9 klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Skakų kaimo bendruomeniai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui, kad būtų perduoti Skakų kaimo bendruomeniai pastatai, kurie yra Senoji gatvė 14 Skakų kaime. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Kas nori pasisakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 10 klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Gaižaičių kaimo bendruomeniai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui, kad būtų perduoti Gaižaičių kaimo bendruomeniai pastatai, kurie yra Vilties gatvė 9 Gaižaičių kaime. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasisakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 11 klausimas. Dėl sutikimo registruoti Kirnaičių kaimo bendruomenės buveinę.
Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome sutikti, kad Kirnaičių kaimo bendruomenės buveinė būtų registruota adresu Audruvės gatvė 4 Kirnaičių kaime. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų, kas nori pasakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 12 klausimas. Dėl sutikimo registruoti Daukšių kaimo bendruomenės buveinę. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome sutikti, kad Daukšių kaimo bendruomenės buveinė būtų registruota adresu Piejonio gatvė 1, Rukuižių kaime, Žagarės seniūnijoje. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Rimantė? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? Dvidešimt už, sprendimas priimtas. Arba palaukit, 21 už, tai kas prieš, kas susilaikė? Jisai už viskas, tai nebalsavo. Nebalsavo. 21. Aš merė turiu pasiūlymą, čia bus klausimas dėl mobilių telefonų, mokyklose siūlo ir tarybos nariam mobilių telefonų. Parodykė moksleiviam pavyzdį, kokią dėžutę, nes matos atsilieka nuo to, kas vyksta. Reikės naujų stalį įrengti. Taip, skrinelė tokia. Įkrito papildomą informaciją, noriu susipažinti. 13 klausimas. Dėl sutikimo registruoti Darginių kaimo bendruomenės Šilas buveinę. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome sutikti, kad Darginių kaimo bendruomenė Šilas buveinė būtų registruota adresu Laisvės gatvė 5, Darginių kaime, Kriukų seniūnijoje. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 14 klausimas. Dėl sutikimo registruoti Mekių kaimo bendruomenės buveinę. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome sutikti, kad Mekių kaimo bendruomenės buveinė būtų registruota adresu Mokyklos gatvė 4, Mekių kaimas, Gataučių seniūnija. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 15 klausimas. Dėl sutikimo registruoti Satkūnų kaimo bendruomenės G buveinę. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome sutikti, kad Satkūnų kaimo bendruomenės G buveinė būtų registruota adresu Parkų gatvė 2, Satkūnų kaimas, Satkūnų seniūnijoje. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? Sprendimas priimtas vienbalsiai. 16 klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra perduoti Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms turtą, kuris yra išdėstytas priede. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? 23 už. Sprendimas priimtas. 17 klausimas. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybės administracijai. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Pristačius tarybos sprendimo projektą komitetuose gavom vyriausybės atstovo pastabą, kad nereikalingas tarybos sprendime antras punktas, tai tą punktą išbraukėme ir pastabas atsižvelgėme. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? 23
23 už, sprendimas priimtas. 18 klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. birželio 26 dienos sprendimo numeris T149 dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui, kad būtų įtraukti papildomi nauji nekilnojamo turto objektai į sąrašą ir kad galėtume tą turtą parduoti aukcione. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasisakyti? Teikiu balsavimą. Kas už? 23 už, sprendimas priimtas. 19 klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto perėmimo iš Joniškio vaikų lopšelio darželio Ąžuoliukas, Joniškio vaikų darželio Vyturėlis ir Joniškio vaikų darželio lopšelio darželio Saulutė ir perdavimo patikėjimo teise valdyti Joniškio rajono savivaldybės administracijai. Pranešėjas Raimundas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui, kad būtų perimtas turtas iš vaikų lopšelio darželio Ąžuoliukas, Vyturėlio ir Saulutė ir perduotas savivaldybės administracijai. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Ponas Karnišauskas. Norėjau paklausti, ar buvo atliktas vidaus auditas turto prieš perduodant administraciją? Auditas nebuvo atliktas, bet buvo atlikta inventorizacija. Norėčiau sužinoti, ar nesugrįžo tas pienas 2,5 litrų, kur įtraukti į sąrašą? Mes norėtume jį patikrinti dabar. Čia uždaviau tą pirmą klausimą, todėl kad mačiau, kad į sąrašą įtraukti maisto produktai. Man rodos, kad absurdas. Tai bus... O neįtraukti pastatai. Pavyzdžiui, Vyturėlio darželio nėra pastatų sąraše. Tai įdomu. Pastatai yra įtraukti. Čia yra kalba eina apie ilgalaikį ir trumpalaikį materialinį turtą, ne apie nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamas turtas jis išlieka. Ne, čia, kas sako, čia apie nekilnojamą turtą neina. Apie trumpalaikį, ilgalaikį turtą. Kiti darželiai pateikė. Taip, kitų pastatai yra. Prie ilgalaikio turto, o Vyturėlio nėra pastatų. Nu tai vat kaip 3 įstaigos. Taip, bet yra pateikti maisto produktai, agurkai, pienas. Visas turtas, jeigu galima, visas turtas, kas yra užnešta buhalterijoje, kaip jis yra užnešta, kaip yra užvadinta, taip jis yra perdodamas. Galbūt vienas turtas ne taip buvo užvadintas, sakykime, perimėm tai, kas yra dokumentuose, perduosime lygiai tą patį, kas yra dokumentuose ir buhalterija, ta, kuri perims naujosios įstaigos buhalterija, jin peržiūrės ir tą turtą sutvarkys. Mes kalbėjom per komitetą apie, jūs atsakėte apie tam tikrus niuansus, taip, ten nėra visiškai tinkamai išvardinti. Tai tuos reikalus sutvarkysim, kai perduosim naujai įstaigai. Aš tik galvoju, kad tas bus sutvarkyta iki perdavimo. Matot, buhalterijos atskiros, skirtingos buhalterijos. Jeigu viena buhalterija šitaip užvadino, sakykime, taip mes ir perimam, mes kitaip negalim perimti. Tai tą dalyką sutvarkysim, kai perduosim naujai įstaigai. Nijolė Valskienė. Bet pagal šitą, kad, galim juoktis, galim nėra, kur Antanas pastebėjo, kad ten vienas ar kur, tai pagal šitą mes priimam tarybą, turėtų vykdyti. Ir tas darželis, ir administracija. Tai pagal šitą sprendimą, kurį mes priimsim, kad ten įrašyta pienas ir agurkai nuo Liepos mėnesio, kaip ten yra 1,5 litro, jie turėtų jum atnešti, ar priimti jūs pagal dokumentus, jis turėtų visą tą laiką būti. Tai keista, kad tas tokia apskaita, aš aišku, ne buhalterė, ir paskui jūs jum vėl tą pieną grąžinsit. Mes to turto neperimam fiziškai, mes dokumentaliai perimam. Man niekas nesuneš nei baldų, nei telefonų, nei ką. Administracijai tam tikrą laikotarpį. Tas pienas, aš ką noriu pasakyti, ir agurkai, jie turėtų visą tą laiką būti nepanaudoti. Nežinau, kokia. Tai bus kiek yra agurkai. Romas Karužnas. Jeigu galima minti,
iš tikrųjų tą, ką mes čia dabar tvirtinam, nu, pripažinkim, kad tai yra tokia, sakyčiau, ir absurdas. Tai bet mes komiteto posėdį kalbėjom, kad čia yra pastaba administracijai ateičiai. Aišku, kadangi taip yra perduota, taip mes turim šį kartą patvirtinti, pripažindami tokią, kaip pasakyti, nukrypimą nuo realybės. O šiaip, tai mes kalbėjom, būtent komiteto posėdį, kad administracija turėtų teikti, svarstyti ir priimti sprendimą, ne išdėsčius pieną, kefyrą ar dar kažkas, turėtų būti, sakykime, kaip maisto produktai ar dar kažkokia tai forma tokia, kur yra priimtina globaliai dideliais kiekiais arba kažkokia kitaip, kaip nekilnojamo turto tvirtinimas. Čia aš manyčiau, kad tikrai yra neteisingai ir ateičiai aš manau, kad pasitvarkys. Tai visi komitetai, kai sakiau, pritarė sprendimo projektui, tai teikiu, ar dar pasisakyt, prašau, Rimantė Misiūnienė. Tarybai pabaigia, bet noriu pasakyti, kad kartais, žiūrėkit, va šitas, ką šiuo atveju Romas sako, nu, įdomus dalykas, ar negalim pasijuokti iš administracijos, iš savęs, iš kitų dalykų. Bet žiūrėkit, kaip eina kitą kartą, kadangi mes susidūrusios esam su kaimo bendruomenėmis, NVO ten. Tai ten, kaip žiūri, kaip organizuoja. Viską tada viską išmano. Čia dabar eina agurkai ir visiems gerai. Taigi mažaverčiai, jie nurašomi. Nu, klauskite auditorių. Tai turbūt nenurašo tas buhalteris. Aš žiūriu į salę ir turbūt nematau ne vieno buhalterio čia. O ginčiamės apie buhalteriją, neturėtume ne vieno buhalterio. Labai gerai, kad atsulaikė apsakas. Tai nurašys tas. Čia yra teisingai pasielgta. Jo, buhalteriškai yra teisinga, bet kad neteisingai mum tarybai pateikta, tai yra faktas. Jo. Tai aš manau, kad galima. Jo. Taip. Tai teikiu balsavimą. Gerai. Kas už sprendimo projektą? Kas prieš? Kas susilaikė? Jeigu marinuoti, tai ilgalaikį. Dar vieno. Yra nebalsavus? Gerai. 17 už, 2 susilaikė, 3 susilaikė, 2 prieš. Sprendimas priimtas. 20 klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto perėjimo iš Joniškio rajono Skaisgirio gimnazijos ir Joniškio rajono Žagarės gimnazijos ir perdavimo patikėjimo teise valdyti Joniškio rajono savivaldybės administracijai. Pranešėjas Raimondas Tiškevičius. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui, kad būtų perimtas turtas iš Skaisgirio gimnazijos ir Žagarės gimnazijos perduotas savivaldybės administracijai. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Kas nori pasisakyti? Teikiu balsavimui. Kas už? Ne. 21 už. Kas prieš? Kas susilaikė? 21 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Sprendimas priimtas. Tai išnagrinėjom visus posėdžio klausimus. Kesas Mačiulis noriu paklausti. Aš noriu paklausti. Prieš 4 mėnesius socialdemokratų frakcija atsiėmė klausimą dėl švaros taisyklių. Kad reikia diskutuoti, mes tam pritarėm. Praėjo 4 mėnesiai. Dėl žolės pjovimo, dėl visko ir taip toliau, ir tas klausimas nukeliavęs, ar jis jau nebus įtraukiamas aplamai. Turėtų būti. Taip. Pasidomėsim, atsakysim. Tai išnagrinėjom visus klausimus. Ne, prašau, ne.
Iš tikrųjų norėčiau pasisakyti, esu labai nustebus, kadangi etikos komisija neteko vieno nario, Vidutės Petraitienės, yra tam tikros tvarkos, iš ko turi būti sudaryta etikos komisija. Ir dabartinė etikos komisija neatitinka šitų tvarkų, vadinasi, jei ką be priimtų, yra negaliojanti. Jeigu kažkas norėtų kažką skųs, nieko nebus. Šitą dalyką aš pasakiau dar iki įrašo prieš komiteto posėdį, kad tai yra negerai ir jūs neduodat. Nekartą teko matyti, kad prieš tarybos posėdį kažkas atsiranda ir skubos tvarka padaroma. Labai keista, kad šitai nebuvo padaryta. Noriu taip pat atkreipti dėmesį, kad ne etikos komisijos pirmininkės ar pačios komisijos reikalas yra sudarinėti pačią komisiją. Ir tuo labiau tokių įdomių pasisakymų buvo ankstesniame tarybos posėdėje apie amžių, apie balsavimą, kad galbūt kažkas ne taip balsuoja. Buvo įdomių niuansų ir šiame tarybos posėdėje, bet taryba, etikos komisija turbūt neturi prasmės kažko susirinkti ir svarstyti, kadangi nėra tinkamos sudėties, būtų toks pusė, kad tai yra nelegalu ir negalioja. Tai noriu atkreipti visų dėmesį, kad šiai dienai komisija yra tokia. Nežinau, kodėl ji tokia, galima susidaryti nuomonę, o gal tai taip patogiau. Tiesiog laukiu tarybos sprendimo kitam posėdėje. Ir keista, kad jau nebuvo šitam. Kitam posėdį bus tarybos sprendimas. Šitam posėdį reiškia nespėjo. Blogai. Kas blogai?